Labas, taigi matote tokį didelį žmonių būrį ir aš čia buvau, Velopik 500 neogravelizmas, Boardhouse Camp Svencelė, susirinko net apie 500 dalyvių. Matome, startuoja pirmasis dalyvis Velopik 500. Pradžioje startavo moteris, paskui lavonai kabutėse, tikrai gyvi žmonės ir tada standartiniai ir drakonai. Gravel tipo varžybos, bet tikrai nebūtinas gravel tipo dviratis. Taigi startuoju su MTB dviračiu. Važiuojam! Nu ir va, irklas pakyla ir važiuojame. Bet reikia dar pasijungti, kur važiuoti. Tai šioje trasoje, manau, navigacija būtina buvo. Gal taip ir pasiklysti labai lengva be jos. Taigi manęs laukia 86 km žvyrkelių ir miško keliukų bei asfalto. Trasa sukilimo neturėjo daug, per 86 km ar čiučiut virš 100 gavosi sukilimo, kiek pamenu. Startai prasidėjo 8 valandą, aš startavau po 8:54, paleidinėjo po 4 žmonės, kas kokį 30 sekundžių. Taigi tai reiškia, kad važiuosime iki sutemos ir bus jau pilnai ir sutemę. Pastebiu, kad vis dar žemėlapis neįjungtas, tik activities paleistas, taigi įsijungiu žemėlapį, kad būtų ramiau. Labai stipriai nespaudžiu nuo pradžių, ramiai, po biškį, greitėjam. Na ir pirmas dalyvis, už kurio kaip ir nusprendžiau įsikabinti. Tai greitis iškart keičiasi, geras tempas, mes kartu ir startavome. Labai pasisekė su oro sąlygomis, buvo labai šiltas vakaras, taip pat ir naktis. Kaip matome dabar netgi 25 laipsniai šilumos, 9 valandą. Na ir lyginant, tikrai nebuvo lengva laikytis už šio dalyvio, tikrai reikėjo pastangų nemažai. Na ir čia mumis lenkia. Ir mes kaip ir norėtume tiesiai į tą upelį važiuoti, bet reikia važiuoti per tiltą. Taigi pirmoji tokia šiek tiek navigacinė klaida. Gerai. Nieko gero. Tai nieko gero. Ir antroji navigacinė klaida. Nieko, dabar reikia dasivyti. Bet jau tikriausiai ano dalyvio nebepavysiu, nes ir taip nelengva buvo laikytis, o jis ir džiaugiasi manim atsikratęs. Na ir čia jau bėga kažkas atgal, techninės problemos, tai netoli dar esame, susitvarkys ir grįš atgal į trasą. Labai smagu buvo važiuoti tokią pavakarę, saulėlydis, gražus vaizdai, laukai, kvapai. Tai tikrai labai smagus ir emocingas raidas. O su šita emocija kažkaip ir lengviau buvo važiuoti, tai kad ir vienas, tai stengiausi laikyti virš 30 km per valandą, toks kažkaip sugalvotas buvo užsibrėžtas tikslas per pačias varžybas, kad neatleisti mažiau 30, tai taip ir bandom važiuoti. Tai ir apibendrinus visas varžybas buvo vidutinis greitis 30,5. Aš šviečia mano lempa galinė. Šviečia. Nu, čia susirūpinau dėl savo galinės lempos, kolega pasakė, kad šviečia, tai ramesnė širdelė važiuosim toliau. Eini. Buvo ir tokių įdomesnių vietų. Pirmas pamestas butelys. Tai daug iš lavonų grupės važiavo žmonių su tiesiog bambaliu įkištų į dviračio gertuvės laikiklį.
Ir matome ten priekyje raudonais marškinėliais apsirengęs dalyvis nuvažiuoja. Ne ten, aš pats irgi beveik nepravažiavau, kažkaip navigaciją pastebėjau, kad viena linija rodo baltai iš šono, kita raudona, tai dar nepratęs važinėti su navigacija, bet pasukau ir dar sušaukiau tenais, bet man atrodo, kad neišgirdo, nes dauguma dalyvių šiaip važiavo su ausinukais, tai mažai gal ir galėjo išgirsti. Tai dar viena tokia klaida, lyg ir norėjau važiuoti aš tiesiai, bet jie šaukė ne, tai nusukau dešinę, vėl pradėjo šaukti ne, tai grįžau atgal ir toliau važiuoju teisingą kryptimį. Čia tikriausiai jau rimtesnė nelaimė. Na ir atvažiuoja Top Team. Žinau, kad šitie marškinėliai jau važiuoja stipriai ir bus ką veikti, jeigu atsisėsiu ant rato, bet surizikuoju. Sėdžiu ant rato ir važiuojam. Sunku, bet reikia kentėti, nes gerai veža. Vienam važiuoti yra daug lėčiau, kaip matome, dabar važiuojame apie 40, vienam pavyksta važiuoti virš 30. Sukam! Na ir vėl vos nenuvažiuoja dalyvis tiesiai, sušaukiu, kad pasukam gal, tai padėkojo paskui, bet irgi kiek mačiau su ausinukais. Nekartą buvo ir pačiam, kad važiuoji tiesiog rodo navigaciją sukti, ar net per varžybas rodiklę rodo, bet taip kažką esi užsigalvojęs ir nuleki tiesiai. Tai labai įspūdingas vakaras. Viskas. Ate. Viskas čia man ate. Jau nebepajėgiau toliau išlaikyti tokio tempo, 180 BPM buvo, kol tenais sėdėjau ant to rato, dabar vat nukrito, važiuoju vienas, vėl tikslas išlaikyti plus 30. Viskas kaip ir gerai su tuo MTB dviračiu, gal tiesiog reikėtų didesnės priekinės žvaigždės, tai būtų, manau, greitesnis važiavimas. Pas mane šiuo metu yra 34 žvaigždė. Buvo ir palaikymo karts nuo karto, kas tikrai pradžiugindavo. Čia apsilenkiu TT dviratį. TT dviratis maratonininkų dviratis. Tai jeigu nori dalyvauti, tai nesvarbu, koks tavo tas dviratis. Čia buvo visokių dviračių ir visokių aprangų ir visokių, kaip minėjau, ir bambalys gertuvė. Tai tikrai, jeigu nori mint, sudalyvauti, turėti įspūdį, tai tikrai nėra didelis skirtumas. Облека баршк. Ką? Облека baršk. Man blieka baršk, nieko negirdžiu. Tai va, turėjau dar jėgų ir bajeriukų paskaldyti medinių. Šituose atkarpuose, kur toks žolynas, tai stengdavus nesėdėti ant gravelių, nes jie šiek tiek lėtesni būdavo šiuose atkarpuose, nežinau. Gal dėl sudėtingesnio, ne žvyras, jiem gal čia šiek tiek sudėtingiau, tai apsilenkdavau, nes man su MTB čia būdavo labai lengvai pravažiuojama. Pagrindė tokie keliukai MTB maratonų varžybose, tai tikrai pratęs. Vairą karts nuo karto laikydavau siaurai, bet tik tuo atveju, kai važiuodavau pats vienas, nes kai važiuojant rato, taip labai nesaugu laikyti, nes aš tiesiog nedasiekiu stabdžio, jeigu reikėtų greitų metu. Atvažiuoja tokia grupelė,
ir aš nusprendžiu su jie važiuoti kartu, gerai čia jie palaiko tą tempą, tinka man labai. Nu, čia rimtai nusiteikę šitie gravelistai, tai tikrai su jais galima važiuoti ir tokie keitimai šiek tiek vyksta, tai irgi gerai, nepavargsta vienas, nesulėtėjom, palaikom greitį. 38 kilometras, šiek tiek pritemo jau, kaip matome. Na ir klysta čia su gravelių dalyvis, tai jiems sunkiau čia važiuoti, tai šaunu į priekį. Man tai čia labai gerai važiuoti, kaip su tanku. Čia praneša, kad atsargiai akmenis, tai jau stovi 2 prakolai, 3 prakolas. Su MTB, aišku, tu čia važiuoji per tos akmenis ir nesuki galvos. Tai šiek tiek už savęs esančiam parodau, kur tie akmenis, kad neužšoktų. Tai trasa buvo, kad kirtosi su važiuojamojo dalimi, stengiamės atsargiai neprisidaryti problemų ir kitiem jų nepridaryti. Tai viskas, manau, saugiai. Tai va, vis dar važiuoju toje pačioje grupėje. Ir čia, jeigu neklystu, tas pats dalyvis, kur pačioje pradžioje sėdėjau, aš jam ant rato, pučiasi padangą, tvarkosi prakolą. O, šiek tiek sumėto, bet išlaiko. Na, iš esmės tai labai daug pakelėse buvo gravelistų su prakolais, su techniniam problemom. Na ir čia vėl iš karto šaunu į priekį, nes matau, kad sudėtingesnė, techniškesnė vieta, tai su MTB čia greičiau gali pravažiuoti, o gravelis turbūt pristabdys. Tokią išvadą padariau, kad vėliau startuoti yra smagiau gal, daugiau apsilenkia, įdomiau važiuoti. Šiek tiek užspaudė, bet pats kaltas, neprasinešiau. Ir privažiuoja, matom daug ant dalyvių priekyje, tai smagu matyti tiek dalyvių, kad neatrodo, kad vienas čia važiuoja tokiam ilgam maršrute. Jau matome, kad iš galo, kas ant manęs ten sėdi, turbūt ta pati grupelė, kaip ir va, matome. Jau lempos sujungtos, jau prietema. Aš taip pat pasiruošęs esu žibintą priekinį, o štai bandau sukrapštyti kažką ten jau. 48 kilometras, jaučiu, kad pakrito greitis, pavargo. Tai niekada nelaukiu, kad nukrenta greitis ir vis tiek važiuojam grupeliai, tai šaunu į priekį, šiek tiek padidinu tą greitį, aišku, nedaug. Na ir matome jau akivaizdžiai tamsu, labiau kur daugiau medžių. Bet atviruose vietose visai dar nieko. Tai va, vėl toks pat ruožas, žolynas, pievos, tokie dvivėžiai takiukai ir automatiškai priekį išvažiuoju. Tiesiog taip jau gaunasi, kad jie ten šiek tiek lėčiau važiuoja. Na, o čia ką matome, tą matome. Andrėjus Dolgovas ir Elijus Čivilis. Drakonai. Ar bus kažkokia reakcija iš mūsų grupės? Gaudykit, gaudykit!
Na ir smagios buvo 3 minutės šlovės. 56 galima sakyti kilometras. Ir jau minu kaip valandą 50. Ir vėl lieku vienas be grupės, kadangi mūsų grupė iškart kilo pasirodžius Čiviliui ir Dolgovui. Na ir jau ganėtinai tamsu atviruose net vietose, žibintas veikia puikiai. Dar lenkiu kelias grupelės, greitis man jų per mažas. Energus Team važiuoja pagal marškinėlius, dirba, turbūt skuba į vakarėlį, į kurį ir aš suplanavau sudalyvauti, tai reikia paskubėti. Na ir kažkaip prisiviju Energus Team vieną atstovą, suprantu, kaip jisai čia atitrūko. Čia jau turbūt techninę pagalbą išveža. Čia dar lenkiam, aš paskui tą Energusą galvoju reikia važiuoti. Kaip jis čia atitrūko vis dar nesuprantu, bet tempą jisai laiko visai neblogą. Energus Sizing Team, tai labiau plentininkai, tikrai žymi gan Lietuvos komanda, nauja, jeigu neklystu. Tai va, turim tokią tamsą, kad gal ir sunkiai matosi per video, tai kojas tik turbūt matot. 68 kilometras, liko nebedaug. Greičiau nepavažiuosiu. I don't speak Lithuanian. I'm with mountain bike, so I can go faster than you. It's okay. I helped my teammates and now it's resting for me. Yeah, so. I mean, now it's rest for me. I got the bond. That's it. Now just shoot a finish. Just fun time now. Yeah, now fun time. Well, yeah. It's nice. Tai užmezgiau pokalbį su Energus komandos atstovu, tai jisai ne lietuvis, nekalba lietuviškai. Ir kiek paaiškino, kad jisai tiesiog baigė savo darbą, jisai tempė savo komandos narius priekį važiuodamas, o dabar tiesiog ilsisi. Na ir savo poilsį daro už manęs, nes turbūt tinka jam mano tempas. Sutinku dar vieną didesnę grupelę, bet irgi greitis nėra toks, kokio aš norėčiau, tai lenkiam. Nuostabus jausmas važiuoti naktį, kažkaip apima tokios emocijos visai kitokios negu važiuojant dieną. Tai ir tų jėgų atrodo yra, ir ta naktis, taip viskas įdomu. Ir priekyje vis matosi daug žibintų raudonų, tai ten dviratininkai. Taigi Energus komandos atstovas pranešė, kad aš esu jo priekinė lempa, tai kažkas jam su lempom ir aš dabar būsiu jo lempa. Crazy people. Čia turbūt nesimatė dėl tamsos, bet buvo iššokęs žmogus ant kelio ir kažką čiut negrebė mus ir pradėjo burbuliuoti kažką nelietuviškai net.
paskutiniai kilometrai tikrai gerai ėjo, greitis geras, jėgų dar buvo daug. Aplamai turbūt nebuvo kuom skūstis šias varžybas, koja ėjo gerai, viskas buvo okei, buvo linksma važiuoti. Na ir dar Energusas išeina į priekį biškį pavesti, tai kiek pamenu, nebuvo lengva įsilaikyti. Visiškai tamsoje Energus komandos narys, nei galinės, nei priekinės lempos. Šiek tiek radau vieną, kuris važiuoja greičiau, tai sėdau pailsėti. Bet pailsėjęs iš karto toliau važiuojam, nes liko tik tais 6 kilometrai. Ir visiškai jau tamsu, nieko nebesimato, tik kažkieno kojos išnyra. Skubam į vakarėlį. Per kiek laiko atskubėsime, bus matyti. Taigi tikrai jau po 11 vakaro ir mes turime 20 laipsnių šilumos. Thank you for being the front. No problem. Really hard to drive in dark. Yeah, exactly. Taigi gaunu padėką iš Energus komandos nario už apšviestą kelią. Ir viskas, koks kilometras liko. Girdisi jau muzika. Ir aš finišuoju Velopik 500 varžybose, 93 finišavau iš 450, jeigu neklystu. Puikios varžybos, daug emocijų, labai buvo smagu. Vieną kartą į sezoną dalyvauju gravel varžybose ir šį kartą pasirinkau Velopik 500 ir nesigailiu savo pasirinkimu. Ką tu sirpi, Vito dar nedavė tau nieks? Nedavė. Duokit atsigerkas. Taigi ačiū visiems, kas žiūrėjote, kas palaikot, kas laikinat, kas subscribinat. Iki kitų pasimatymų.